Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Žvejų mūšyje finalinių kovų dėl pagrindinio prizo 5000 litų vertės Romados čekio burtų traukimas. Pamatysite, kur vyks finalinės dvikovos ir kaip prastų orų žvejojo 4 komandų kapitonai. Pamatysite netrukus laidoje. Visų 4 finalininkų komandų kapitonai pakviesti į burtų traukimo ceremoniją jaukiame Smiltynės viešbutyje Palva. Bet prieš tai jiems teks porą valandų pažvejoti nuo krantinės, kur galima pagauti begalį žuvų rūšių, jeigu jos kimba. Pasklido gandas, kad pasirodė pirmosios stintos, reiškia nuo krantinės ties Palvos viešbučių jau galima bandyti gaudyti ir pirmasias menkes, kurios su pirmais stintų būriais įlenda į marias. Menkių mes turbūt nesugausim, stintų irgi, dienos metu tikėtis neverta, tam geriausias laikas vakare, bet kitokios žuvies tikiuosi bus. Srovė iš jūros gana stipri, oras toks, kad padorus foksterjeras iš namų nosies nekištų, o mes iki burtų traukimo žvejojame. Sveiki, žvejų mūšis Smiltynėje. Šiandien ta diena, kai išaiškės, kur kovos mūsų finalininkai, 4 dvikovose, 4 žvejybos rūšyse. O dabar jie kol kas stovi prie krantinės ir žvejoja. Oras yra gana bjaurus. Einam per visus ir šnekam apie finalą. Jonas, Salmo komanda. Jonas nėra kapitonas, bet kapitonas turbūt negalėjo atvažiuoti, atsiuntė Joną. Ir ačiū Dievui. Atstovą. Taip, atstovas. Salmo komandos atstovas. Ir ką Salmo komandos atstovas, kaip jisai čia žiūri į finalą? Ypač į šios dienos žvejybą. Kaip tau patinka oras? Šiandien žiauru kol kas. Tai mes stengiamės parinkti jums tokį orą, kad visiems patiktų. Oro matėm visos. O žuvies yra? Jonai, pirmas klausimas. Vienintelis tai yra klausimas. Kuri vieta finale? Ne, tai apie pirmą visą laiką tik tai galima kalbėti. Šavnolis. Nu va, su pirmu pašnekėjom, einam pas antrą. Antras eilėje prie krantinės Ovidijus, žvejai nemėgėjai, tai yra komanda, kuri nustebino ir mane, nesakau, kad nemaloniai, bet nustebino. Irgi tas pats klausimas, tu negirdėjai klausimą, ką aš uždaviau, nusivalyk čia pas ant barzdos žalėsiai visokie, tu gal vegetaras? Kuri vieta finale? Bet be filosofijų iškart sakau, aš žinau, kad tu mėgsti daug kalbėti. Minimum. Taip, kukliai, bet čia minimum. Taip. Supratau. Taigi, 1 vietą turim, Salmo, 4 vietą irgi turim, einam pas Žvyną. Na gerai, paklausiu apie orą ir ką. Oro pakanka. Be abejo, čiagi pajūrys, čiagi grynas jodas su druska. Gerai, ir ne šiandien žvejot? Puikiai. Va, tai 4 sakai vieta. Labai gerai. Einam toliau. Trečias eilėje prie krantinės, tai yra vienintelis ne iš Kauno. Turbūt daug komandų iš Kauno. 3 komandos iš Kauno pateko į finalą.
Kaunui garbė. Čia yra Palanga, Rimas, Žvynas, komandos kapitonas. Visi prašo užduoti 2 klausimus. Kokią vietą užimsi finale, tai yra jūsų komanda, ką planuojate? Greitai, negalvok. Mes patekom į finalą. Be filosofijų. Į finalą, bet tikimės užimti 1 vietą. Labai gerai. Jūs tikitės, galit po truputėlį jau pradėti pergalvot. Ir oras, aišku, šiandien puikus, ar ne, žvejybai. Tai prasme, tu labai džiaugiesi, kad mes šiandien tokią dieną pasirinkom žvejybai, nes tiesiog geresnių orų būti ir negali. Spalio mėnesį. Praktiškai nekibo visai nustojo. Nu, kas moka, tas pagauna. Tai sakai 1 vietą, ar ne? 1. Gerai. Liko dar vienas. Ir paskutinis sektoriuje ant krantinės yra buvęs vienam gale Kablys klubo prezidentas, bet vis dar jų komandos kapitonas Giedrius, žmogus su didelėmis pretenzijomis. Ir kaip jūs žadate realizuoti savo pretenzijas? Kokią vietą, konkrečiai, kaip ir visi, kokią vietą užimsit finale? Aišku, 1. Per daug, čia net nėra jokių kitų šnekų. Be jūsų jau 2 stovi į 1 vietą eilėje. Ko mes čia dalyvavom? Tik dėl 1 vietos? Viskas aišku. Žodžiu, 3 1 Nors vietos. Galiu pasakyti, kad pretendentai labai stiprus. Gali pirštų parodyti kurį nors? 1, 2, 3. Visi labai stiprus. Ir čia tu pastangų reikės skiniesi krūmus atsitraukimui? Pastangų reikės įdėti labai daug. Tai dėkit. Stengsimės. Mūsų komanda, skaitau, yra šiandien labai stipri. Mes tikrai galėsim pakovoti su visais pretendentais ir manau, kad finale turėtume būti. Jūs vieninteliai, tarp kitko, per visą reguliarųjį sezoną jūs vieninteliai prašokot be nuostolių. Na, neskaitant, jeigu neskaičiuot, punios variantas su didžiaisiais karpiais parodė šiek tiek kitaip, nors jūsų slaptas ginklas, šitas Deividukas, jaunasis, jaunėlis, taip jis vis tiek prieš pat galą Mindaugai labai perspektyvų žvejas, kuriam aš norėčiau netgi nukelti kepurę ir pasakyti, kad ten bus tikras žvejys. Na, aš dar dadėsiu, kad duok Dieve, jisai ta prasme, neliktų visą gyvenimą perspektyvus kaip Lekerauskas krepšinyje. Kimba įvairios žuvis ir ne vienos padorios. Masalai įvairaus kalibro ir kilmės sliekai, musės lervos, krevetės, žuvies porcija ir trūklio lervos. Jaukus naudoja tik Jonas iš Salmo Kaunas komandos ir nedidelės kojos jį baigia nukamuoti. Žvejo žinios. Sveiki žvejai! Norėčiau pristatyti šio sezono aprangos naujienas. Rudens ir žiemos sezonui skirtas ypač funkcionalus meškeriotojo Kormorant firmos kostiumas su Romado ženklu. Kostiumai pasiūti būtent Romada užsakymu, pagal aukščiausios klasės reikalavimus ir panaudojant tik kokybiškus daugiasluoksnius kvėpuojančius audinius, bei atsižvelgiant į praktinius mūsų žvejų pastebėjimus ir pasiūlymus. Kostiumo Atmos Extreme Romada konstrukcija atitinka daugiasluoksnę technologiją. Viršutinis sluoksnis nelaidus vandeniui, o vidiniai sluoksniai į išorę išgarina kūno išskiriamą drėgmę, nes jų sandūroje membranos, praleidžiančios tik drėgmę, tačiau sulaikančios šilumą. Kvėpavimas 6000, o nepralaidumas vandeniui 3000 gramų į kvadratinį metrą. Kai oro temperatūra krenta žemiau nulio,
keičiame vasarinės kojinės į žieminės. Žiemai skirtas modelis Himalaya Antibacterial, kuris užtikrina komfortą 20-30 laipsnių šaltyje. Šias savybės kojiniai suteikia specialus pasiuvimas Thermolite, todėl vienu metu atliekamos dvi funkcijos – išgarinama į išorę drėgmė ir sulaikoma šiluma. Dėka Rovil vilnos kojinės neskleidžia blogo kvapo, nes kojinėse nesiveisia bakterijos, todėl jos vadinamos antibacterial. Beje, Mund kojinių turime net 20 rūšių jūsų pasirinkimui. Kaip ir visi Sims gaminami žvejo ekipuotės aksesuarai ir apranga, pritaikyta žvejoti ne tik gilose vandenyse, bet ir jūroje. Taip ir kepurė Sims Goritex, pasiūta iš vadinamo kvėpuojančio audinio, atitinkančią aukščiausią kokybės standartą. Jos konstrukcija primena tradicinę ausinę kepurę, tačiau ausinės pasiūtos taip, kad jie susegos pasmakryje aplink kaklą susiformuoja apykaklė. Kepurė labai maloniai dėvėti, lengva. Kepurė tikrai neperšlampama, nes tai originalus Goritexas. Pirmoji Romados akcija skirta Kormorano Romados firmos sukurtam žieminiam kostiumui. Dabar perkant Romados tinklo parduotuvėse kostiumą, jūs gausite angliškus žieminius batus dovanų ir sutaupysit net 200 litų ir apsirengsite labai šiltai. Na ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtojams. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėje Shakespeare firmos elektriniai varikliai su 30% nuolaida. Štai toks variklis 304 LBS, kuris kainavo 700 litų, su 30% jūs sutaupat net 210 litų. Ir visus žvejus, kurie ruošiasi žieminiai, rudeniniai žūkliai, kviečiame aplankyti Romados tinklo parduotuvėse ir įsigyti žieminių kostiumų, batų, avalynės, kepurių, pirštinių. Rasite tikrai nemažą asortimentą. Nu, kas neturi laiko atvykti Romados tinklo parduotuvę, visus kviečiam aplankyti elektroninę parduotuvę romada.lt ir įsigyti jums patinkančią prekę. Patikėjau sinoptikų pranašystėmis, kurios skelbė, kad šiandien bus giedra ir tik stiprokas šiaurės vakarų vėjas trukdys žvejoti. Vėjas šiandien trukdo mažiausiai. Be vėjo kartais gauname krušos, kartais lietaus, kartais saulės. Saulės labai retai. Nepaisant to, vyrai žvejoja ir laukia, kada trauksim burtus. Vyrams dar teks palaukti.
Laimikio šiandien nesversim, žvejojam ne dėl gramų. Kitų miestų žvejams nedažnai tenka pažvejoti nuo krantinės smiltynėje ir daugelis net neįsivaizduoja, kiek čia galima sugauti įvairiausios žuvies, pradedant starkiais, baigiant menkėmis. Bet menkėms reikia ypatingų sąlygų, jos čia kimba nedažnai. Bet to jau laukiam stinto antplūdžio, tada prie krantinės prasibrauti bus sunku. Viskas. Žvejyba baigta ir mes traukiam į Palvos viešbutį traukti burtų. Praėjusių metų žvejų mūšio nugalėtojas pagrindinių prizų buvo apdovanotas būtent čia, Palvos viešbutyje. Viešbutis yra nepaprastai gražioje ir patogioje vietoje, ypač žvejams. Nuo viešbučio paradinių durų iki žvejybos vietos 50 metrų. O žmonės tuo metu gali ganyti žvejojantį vyrą per langą. Idilija. Dabar trauksim burtus. Šios laidos ir viso žvejų mūšio kulminacija. Tuoj trauksim burtus. Ir burtus pirmas trauks, pagal mūsų susitarimą, mes šiandien taip juokais pusiau susitarėm, paskui taip nusprendėm rimtai, kad pirmas burtus trauks žmogus, kuris šiandien pagavo didžiausią žuvį. O didžiausią žuvį šiandien pagavo Rimas iš Žvyno. Na, sakysim, to žuvies didumo aš čia nepulsiu girtis. Na, bet kaip ten bebūtų, tai buvo didžiausia žuvis. Dabar kaip tai atrodys? Yra 4 grupės vokų po 3. Aš dabar jau ir pats nežinau, kur kokia rūšis yra sudėta, bet 3 vokų grupėje yra kažkokia žvejybos rūšis. Tarkim, spiningavimas, dugninė, plūdinė, jūra. Bet kur kas yra, aš nežinau, jie irgi nežino. Taip, kad komandų atstovai po vieną eina ir iš kiekvienos grupės ištraukia po vieną voką ir tai bus vienas iš variantų tos rūšies, kur mes žvejosim. Rimas iš komandos Žvynas, pirmas vokas, pirmas popieriukas ir ką mes ten pamatysim. Rimas ištraukia vieną iš variantų, 2 tokie variantai yra palikti, mes tai palikom, na, tiesiog, kad būtų smagiau. Tai yra 2 vokose yra nepažymėta vieta, kur turės žvejoti, ta prasme, kur vyks finalo kovos. Ta vieta turės parinkti komanda, kuri ištraukė. Tai va, Rimas ištraukė spiningavime, sakysim, tuščią voką. Tai yra tuščia vieta. Tai tau, Rimai, per gan greitą laiką reikės sugalvoti ir visiems pasakyti, jo, kur mes gaudysim spiningais, kad tai nebūtų jokių draudimų. Ta prasme, kad būtų įmanoma spiningauti, na, ar iš valčio, ar nuo kranto, nu, žodžiu, supratai. Tai va, Žvynas ištraukia spiningavimą, viskas. Šitos vokus nuimam, tie variantai iškrenta. Sekantis traukia Salmo atstovas Jonas. Jonai, pirmin. Va, iš tų 3 krūvelių pasirinktinai, kokią nori, kokį voką. Šitą. Aha, plėšiam, žiūrim, ką mes čia rasim. Ir ką mes čia rasim? Tau rankos nedreba, ne? Taip, dugninė meškerė. 3 variantas. Na ir perskaityk šitą, kad
Kirvytė, antra arba trečia krantinė rūšis. Va. Dugninė meškerė. Dugninės meškerės, tarkim, finalo dalis bus daromas Kirvytės upėje. Antroje arba trečioje krantinėje mes dėl to dar susitarsim. Dabar vienam gale kablys generolas Giedrius. Giedriu pirmin. Ačiū už pasitikėjimą. Kažką trauks. Arba jūra, arba plūdinė. Ką tu nori labiau ištraukti, Giedrius? Plūdinė ar jūra? Jūra, aišku. Jūra nori. Nu, gerai, pažiūrėsim, ką tu čia išlupai. Aišku, plūdinė. Garantuoju. Plūdinė. Sakiau plūdinė. Perskaitykit šitą. UAB Kintai vandens saugykla. Va. Plūdinėm meškerėm žvejų mūšio finalininkai gaudys Kintų vandens saugykloje. Vieną laidą mes iš ten rodėm, žuvies ten buvo be galo daug. Va čia kaip tik žvyno generolas linguoja galvytę. Ten jie nuo pilos gavo, jeigu prisimenu, kažkur 26 kg skirtumų. Į skudurus. Taip. Ačiū. Mes taip norėjom jūroje su plūdinė. Na ir paskutinis traukimas, niekam nebepaslaptis, kad tai yra jūra, tik tai ar tai bus jūra nuo kranto, ar tai jūra iš laivo gaudant menkės, tuoj mums Ovidijus ir parodys. Traukia Ovidijus, nemėgėjai, 4. finalininkas. Kepurę nusiimk. Nors gali ir nenusiimk, čia ne bažnyčia. Ir paskaityk pirmą eilutę. Romados prizas be kovos. Ko tu gėdila? Nu, dabar rimtai. Baltijos jūra, tiltas. Palangos tiltas. Palangos tiltas. O masinis plekšnių žudymas laukia. Tai turbūt, kad tiek. Šiandien daugiau mes jums nebeturim ką parodyti. Mes čia dar aišku sėdėsim ir tarsimės dėl finalo, dėl datų, dėl viso kitko. Va, bet tai jau mūsų reikalai. Tai šito laidą ir baigsim. Viso gero. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.